aš labai skubu. Man neslaukia operacija. Apie operaciją palauk, yra skubesnių dalykų. Nagi. Dar vienas šmykis atsisakė kandidatuoti į medikų ministro postą. Skaitai? Ne. Tai va, aš tavęs noriu paklausti, kiek mes medikai dar gyvensim be ministro? Klausyk, bet tai juk buvo muzikantas, o ne medikas. A jiems nereikia mediko. Jiems pasirodo reikalingas vadybininkas. Klausyk, tegul būna tas vadybininkas, man tas pats. Juk šitiek metų mums vadovavo muzikantas. Dabar tegul bus vadybininkas. Aš, kaip žinau, Na, tu simpatizuoji socialliberalams. iš esmės, sakykim. Tada aš Na, į mūsų medicinos ministro postą taip, siūlau ką? į postą. Na, į postą, manęs laukia operacija. Siūlau Ką? mūsų ligoninės ūkvedį. Jomajo. Mūsų Antaną ūkvedį. O ką, blogas vadybininkas? Vadybininkas visada kaklaraištį pasirišęs, visada turi tokių savybių, kurių reikalauja pats prezidentas. Bet tai klausyk, čia vyr gydytojo postas, čia tokia atsakomybė. Palauk, neskabėk. Klaipėdiečiai buvo savo žmogų pastatę sveikatos apsaugos ministro postą? Buvo. Buvo, a mes ko blogesni. Jisai spėjo ligoninę pasirūpinti. Ir tegul mūsiškis šitas ablaukas rūpinasi mūsų ligoninę. Iš esmės tai gal ir nekvaila, bet tai juk... Kas juk? Juk ir bet. Tai klausyk, betgi kandidatūrą reikia suderinti su prezidentu. Su prezidentu. Taip. O nu, pakviesk mūsų santechniką. Saulelė. Mūsų santechnika, Taip. draugas, dirba prezidentūrai. Jie kartu į šokius vaikščiodavo. A mūsų santechnika savo ruošto į prezidentūrą yra nuvežęs unitazą. Saulelė. Saulelė, na kur tu ir taip ilgai ir vėl rūkai po žemę? Kiek kartų sakiau, rūkai grinam ore. Gerai, kas atsitinka, vyriokai? Yra reikalas. Taip. Negaliu, vyriokai, padarymą apie disiatkų padaryti. Ne apie tai šnekam. Klausyk, Antanai dėmė. Ar tu mūsų prezidentą pažįsti? Jau. Mačiau per televizorių, geras žmogus alų geria. Nu, nėra laiką, neriu, operaciniai vamžiai prakiūra, vyriokai. Palauk, Antanai. Oi. Klausyk. Rytoj važiuoju į Vilnių. Šitam geram žmogui, kurią mėgsta, krioklę pakeisti. Antanai, klausyk. Į Vilnių pakeist kriauklę. Ale tai vyriokai, tai benzino limitas, tai baigęs, tai galiu nuvažiuoti, ale tai... Dėl benzino nesirūpink. Ligoninė pasirūpins. Duosim greitąją, tik nusiskūst nepamiršk. Gerai, vyriokai, nusiskausiu. Neriu, davaitė. Antanai. Kas yra? Ir nusiprausk, Antanėlį. Nusiprausk. Pas prezidentą važiuoja. Nu tai, Gerai, vyriokai, neriu. kai ners ir nusispraus, nu. Išdykėlis. Nardo, a? Vyriausias. Bet vienkartinių švirkštų reikia. Bus to vienkartinių švirkštų. Va, mūsų ūkvedį prastumsim, bus ir vienkartiniai švirkštai, ir patalinės komplektai, ir gydymo įrankiai, Taip. ir sesut. Kas? Nu, čia nesvarbu. Aha. Bus visko, ko reikia mums gydytojams. Patikėk manim. Aišku. Tik tai vienas prašymas, kad visą tai, ką mes abu kalbėjom, Taip. trysia, ką mes kalbėjom, Taip. kad tik spauda neišgirstų. Jo, spaudos man irgi atrodo reikia ypatingai saugotis, nes jeigu sužinos, tai mūsų Antaną padarys kotleto. Ir įsivaizduokit, ir su marškiniais, ir su kaklaraiščiu. Bet klausykit, vyriausias, juk jūs irgi tiktumėt į ministrus, a? Aš. Taip. Nu, bet matai, mūsiškiams medikai ministrai nereikalingi. Jiems į ūkvedžius padok. Jo. Nu ką, prieš operaciją, kaip visada, po 50? Nu, kaip visada. Einam.